Taigi, mėly žiūrovai, mes išsiaiškinom, kaip jūs turite būti apsirengę per naujametinį šventę, o dabar pabandysime padaryti ką nors, kad papuošti mūsų būstą. Taigi, šiandien mes nedarysime eglės papuošimo iš kiaušinių, mezginių, saldainių ir taip toliau, o darysim iš paprasčiausio balto popieriaus. Taigi, pradedam. Pirmas dalykas, kurį mes padarysime, tai lubų papuošimą. Tam mums reikės balto popieriaus, pieštuko, žirklių ir siūlų su adatėliu. Pradedam. Dabar ant popieriaus aš nupiešiu spiralę. Aš kirpsiu iškart keletą sluoksnių, kad ant kiekvieno lapo nebraižyt. Ir dabar mes prakarpysime pagal šitas vidaus linijas. Dabar prie apatinio krašto mes pritvirtinsim žvaigždę, kurią tuoj pat iškirpsime irgi iš popieriaus. Dabar žvaigždė, kuri buvo pirmai, kur mes piešim ją, tiesiog su trintuku pašalinam pieštuko žymes, kad nebūtų negražu, nelįstų tie pilki dryžiai. Atsargiai, gražiai, o taip. Dabar liko paskutinis žingsnis, tai pritvirtinti mūsų iškirptas žvaigždutes prie spiralių. Tai darysim siūlo ir adatos pagalba. Neteisingai pasakiau, kalbos požiūrį. Padarom vis viršūnį. Ir pradedam spiralės vieną galą. Tai tokį naujametinį papuošimą jau galima tvirtinti prie lubų su lipnios juostos arba kitų priemonių pagalba. Aš dabar kabinsiu mūsų žvaigždes prie lubų, kad tik manęs neužmuštų paskui bendrabučio prižiūrėtojai. Jamam lipniankos gabalą, jamam viršutinį kraštuvėlį ir aglies katilą. Grožis.
Taigi, mylėjai, šiais metais tai buvo mūsų paskutinė laida, tačiau ne paskutinė šį sezoną, taigi susitiksime sausio mėnesį. Gerų ir šiltų jums švenčių.